Labadiena, aš esu Valdas Pečeliūnas, Nacionalinio vėžio instituto vadovas. Šiandien noriu Jums trumpai pristatyti mūsų institutą, taip pat išsakysiu vieną lūkestį. Mūsų organizacija yra vienintelė Lietuvoje specializuotas onkologijos paslaugas teikianti įstaiga. Mes dirbame pagal Europos standartus, esame Europos vėžio instituto organizacijos narys, akredituotas šios organizacijos specialistų vėžio gydymo centras. Pacientų kelias mūsų įstaigoje prasideda nuo diagnozės. Diagnozės nustatyme svarbiausia yra patyrę ir kompetentingi gydytojai specialistai, taip pat labai svarbi turima įranga. Mūsų institutas turi aukščiausio lygio radiologijos diagnostinę įrangą, laboratorijos diagnostinę įrangą, taip pat turime modernę genetinės diagnostikos įrangą. Tiksli diagnozė yra būdas pasiekti gerus, personalizuotus sprendimus jūsų ligos gydyme. Nustačius tikslę diagnozę, tolesnį gydymo planą parengia daugiadalykė gydytojų komanda. Mūsų organizacija yra būtent šios gydytojų komandos, daugiadalykės gydytojų komandos pradininkė Lietuvoje. Jau daug metų gydymo sprendimus, personalizuotus gydymo sprendimus parenka skirtingi specialistai, dirbdami vienoje komandoje ir aptardami kiekvieno paciento atvejį atskirai. Gydymo kelyje jūs sutiksite įvairius mūsų įstaigos specialistus. Tai ir gydytojai chirurgai, ir radioterapeutai, ir chemoterapeutai. Jie taiko įrodymais pagrįstus metodus gydydami jūsų ligą. Mūsų specialistai naudoja moderniausias metodikas. Mes įdiegėme robotinę chirurgiją. Radioterapijos specialistai nuolat atnaujina radioterapijos metodikas. Chemoterapijos specialistai, chemoterapeutai šalia jau laiko patikrintų chemoterapinių vaistų naudoja ir imunoterapijos metodus, ir taikinių terapiją. Daugiausia laiko gydymo metu šalia jūsų praleis mūsų slaugytojos, mūsų kineziterapeutai, psichologai, kiti medicinos komandos nariai. Jie teiks ne tik profesionalias paslaugas, bet kartu ir emocinę paramą. Kreipiuosi į Jūs, mūsų pacientai, mūsų pacientų artimieji. Prašyčiau puoselėti pagarbą ir savitarpio pasitikėjimų paremtus santykius. Ir pabaigoje noriu išsakyti vieną lūkestį. Labai tikiuosi, kad jokios korupcijos apraiškos nesutrukdys mūsų santykių, nesutrukdys gydymo proceso ir nepadarys sudėtingesnės ir taip sudėtingos situacijos, nelems jokių teisinių pasekmių. Na ir pabaigai norėčiau palinkėti ištvermės ir sėkmės jūsų nelengvame kelyje. Ir jeigu visgi norėtumėt paremti mūsų instituciją, prašyčiau ieškoti informacijos mūsų tinklapyje apie skaidrius paramos teikimo būdus. Ačiū Jums labai.